Sveiki, aš Laura ir atvykau šiandien pasižiūrėti, kaip čia sekasi ruoštis Comic-Conui, didžiajam renginiui, kurio mes visi laukiam. Ir matot, už manęs čia yra ruošiamasi cosplay ir K-pop šokių konkursui, kuris yra presented by McDonald's. Ar aš laikau McDonald'ą savo delne? Visokių kitų smagių dalykų vyks, visokios diskusijos ir panašiai, tai galėsite tikrai ateiti apsižiūrėti, pasižiūrėti, kas čia jums įdomiausia, ką jūs labiausiai norit nuveikti. O aš irgi gal būsiu, bet dar negaliu pasakyti dabar tiksliai, bet galiu pasakyti, kada tiksliai būsiu, tai sekmadienį. Kalbinsiu Edą. Vakar visas Vilnius buvo nustebintas ir susidomėjęs intrigos, iš kur Neryje atsirado briedis ir šiandien jūs visi galvojat, kas atsitiko tam briedžiui. Ir štai čia mes esam panelių erdvėje, kur vyks visi jūsų laukiamiausi ir patys įdomiausi paneliai. Tai galėsite ateiti pasiklausyti savo, kaip sakyt, dabar tų herojų, aktorių, visų kažkokių tais įžymybių. Nežinau, ar žinosit, toks Ed Westwood bus čia. Ir šeštadienį ir sekmadienį, man aktualiau sekmadienį šiaip, nes sekmadienį mes su juo kalbėsimės. Gerai, ir pradedam sprogdinti kačiukus. Ei, nesukčiaujam, viską matau. Dega kačiukas, paimkit, prašau, kas nors. Gaisrinė, gesinkit. Gal yra kolegija kažkokia gaisrininkų mokykla, čia kažkur jaučiu irgi yra, ne? Kaip tokios, kaip kad gaisrininkų mokyklos gal nėra. Tokios, kad vien tos, ugniagesių. Klaipėdos universitetas. Vat šitas spalvos iš karto man jūra, va tokia vasara, saulė. Žinai, ir viską žiūrim, ar čia yra ugniagesiams. Nu, va čia pasivaikščiau ir, žinai, supratau, kad va šita erdvė būtent visai šeimai skirta. Ir vaikučiams, ir tėveliams, ir tikrai ir su sesėm, broliais, visi už rankučių susikibę ateinam ir pažaisti. Žinai, kad čia prieiminės į Hogwartsą. Tiesiogiai, va tai bus atranka. It's not Leviosa, it's Leviosa. Wingardium Leviosa. Aš Mykolas Alekna. Tai štai čia jūsų lauk šeimos erdvė, kur galėsite turėti visokių atrakcijų tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Galėsite žaisti stalo žaidimus, pasikalbėti su kolegijom, galėsite ateiti į barinį stendą ir išsireikalauti tų skanių šokoladinių meškiukų, nes jūsų yra, kaip sakyt, jums priklauso. Tiesiog jums priklauso ir viskas. Ir tiesiog galėsite smagiai leisti laiką čia. Bus biškelį gražiau negu dabar, žinot, aš nenoriu irgi, tu visko taip nefilmuok, stambiau biškelį. Jeigu gali, ko stambiau dabar. Tik mane. Filmuoji? O, pažiūrėkit, manęs valgė dinozaurą. Taip tekėsiu. Štai čia galbūt sekmadienio vakarą žiūrite LNK televiziją ir žiūrite tas kaukės ir galvot, o Jėzus, kaip jos padarytos, iš ko, kaip norėčiau pažiūrėti ją iš arčiau, tai galėsit padaryti Comic-Con'e, va čia va. Aš irgi gelbėjau savo rajoną kiekvieną vakarą, neįdama iš namų niekur. Mes tokie patys. Vat kas šitoj salėje dėsis, tai žinokit, aš nežinau, ar atlaikysi. Čia visko bus, čia pasižiūrėkit, ir nykštukas bus. Ir ten va tie krosanai, nufilmuok tos krosanus kokie jie. Pasižiūrėk. Ir tas pats McDonald's vėl šviečia iš toliausiai. Ir visokie X žaislai, ir komiksų parduotuvės. Ir manau, kad čia šiaip kiek bus komiksų visokių pardavėjų, tų, kurie kuria komiksus ir knygutės dar. Tai galėsit ateiti, nusipirkti. Ir, kasgi čia? Nufilmuok jį pro mano taip rankas, kad matytų širdį. Čia jūs sutiksit visus šituos aktorius, nuostabius aktorius, galbūt jūsų herojus. Pasigrožėti jais, gal persimest keletą žodžių, sakinukų, aš nežinau. Gal mes su Edu kažką aptarsim, kažkokias vizijas mano, pavyzdžiui, kaip aš įsivaizduoju mūsų gyvenimą, galbūt kartu. Gal čia dabar ir tuščia, bet kas čia darysis penktadienį? Čia bus tiek menininkų iš visų pasaulio šalių ir galėsit ateiti čia pasigrožėti jų meno kūriniais, galbūt kažką net ir įsigyti, apsikeisti savo meniniam idėjom, kažkokiom ar dar kažko. Ir šiaip, aš žinau visko daugiau, kas čia bus, bet aš negaliu irgi visko atskleisti, visko sakyti. Tiesiog ateikit patys ir kad jums būtų surprizas. Nes jeigu aš dabar viską pasakysiu, jūs ateisit ir tokia, čia tas. O jeigu ateisit nežinodami ir būsit tokie, wow, ar čia Edas Westwickas? Tai va, išėję į lauką, jūs čia surasit dar daugiau visokių stendų, bet kas svarbiausia, kad lauke vyks dronų varžybos. Tai jūs galėsite ateiti, pasižiūrėti, pasimokyti, ką su tais dronais galima nuveikti. Tai va, ir tokie visokie, žinai, aš nežinau, ar jūs susipažinę su tokia transporto priemonė, bet čia jų nemažai bus šiaip, tai galėsite ateiti pasigrožėti. Nežadu, kad duos pravažiuoti, bet pastovėti kažkaip pabūti prie tai ir taip. Iš filmo čia, žinai tą filmą? Kaip tas filmas? Aš ir robotai.
Tai kaip supratot, viskas vyks Litexpo Vilniuje ir jeigu dar neturit bilieto, tai galite suspėti jį pasigriebti ir pasimatom čia jau gegužės 23 dieną.